ko gero aš buvau pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Sovietų sąjungoje, kur apsigyniau disertaciją atvirai iš rinkos ekonomikos. Reformos yra vis tiek prievartos veiksmas. Kaip dabar atrinkti tą verslų žmogų nuo verslaus? Negali sustatyti eilutį, sakyti, tu gausi čekį, o tu negausi, tau duosim pinigais dar ką. Kai kurie jau nelabai atsimena arba nematė, kas tai yra. Iš tikrųjų vis tiek ta nepriklausomybė be rinkos ekonomikos būtų buvusi, tai yra popierinė. Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl Beyond Economics and Back ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien už ekonomikos ribų ir atgal pakviečiau žmogų, susitikimo su kuriuo labai laukiau, šiek tiek bijojau, nes anksčiau visi jūsų bijojo. Mūsų svečias šiandien yra Gediminas Vagnorius, nepriklausomybės akto signataras, 2 kartus Lietuvos Respublikos premjeras ir šiandien laisvas žmogus. Sveiki, Gediminai. Ačiū. Sveiki, ačiū, kad pakvietėte. Taip, iš tikrųjų buvau, kurie bijojo, bet Elena, tuometinė Laisvos rinkos instituto prezidentė, dėja manęs nelabai bijojo, o kibo į atlapus ir sakydavo, gerai, jūs liberalizuojat, darot reformas, bet per lėtai, reikia greičiau, reikia ryžtingiau. Tai buvo toks vienas iš tokių neįprastų institucijų, kurios ragina daryti reformas. O visi sakydavo, kam, neskubėkim po truputėlį, žingsnis po žingsniuko. Taigi jūsų tas spaudimas buvo tuo metu man ir malonus, ir reikalingas. Ruošdamasi pokalbiui galvoju, kad jūs suvaidinot didžiulį vaidmenį Lietuvos nepriklausomybėje, tos naujos ekonomikos sukūrime ir turbūt likimas jūs ruošia, rengia tai misijai. Visiems atrodo, kad štai Vagnorius iškilo taip netikėtai tą tragišką naktį, bet analizuojant tos įvykius, matau, kad jūs buvo tam rengiamas. Jūs rašė disertaciją apie rinkos ekonomiką. Nedaug žmonių buvo, kurie buvo geriau negu jūs pasiruošęs prisimti atsakomybę. Kaip buvo, kaip jūs tuo metu ieškojot, kodėl jau tada 80-ųjų metų pabaigoje rinkos ekonomika, kokios buvo jauno žmogaus svajonės? Taip, tikrai aš atėjau į politiką netikėtai, netgi sakyčiau, gal net prieš savo valią, nes mano buvo didžiausias pomėgis akademinė veikla, mokslas, studijos. Ir man didžiausios, maloniausios valandos būdavo savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį, kada galėdavau praleisti bibliotekoje, Respublikinėje bibliotekoje. Šiaip susižavėjau aš rinkos ekonomiką dar 85-86 metais ir kai man davė temą rašyti disertacijos, tuo metu profesorius Antanavičius, aš ją savarankiškai pertvarkiau. Ir vis tik buvau susižavėjus rinkos ekonomiką ir tiesiog perėjau prie rinkos ekonomikos svertų. Ir ko gero aš buvau pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Sovietų sąjungoje, kur apsigyniau disertaciją atvirai iš rinkos ekonomikos. Apsigyniau 87-88 metais, tada man labai padėjo akademikas Šatalinas, mūsų profesorius Balkinas, kurie atvažiavo specialiai į gynimą, nes čia Lietuvoje, nepaisant to, kad turėjau milžinišką paramą ir iš profesoriaus Antanavičiaus, ir iš instituto direktoriaus akademiko Vilko, dėja visa taryba sakė, kad netinkama yra, prieštarauja marksizmo, leninizmo mokslui, visiems kanonam, ir man tiesiog neleido netgi gintis. Tai dėl to aš pradžioje apsigyniau Maskvoje, pas Šatalino institutė, akademik Šatalino institutė, tada jie atvažiavo paremti mane į gynimą Vilniui. Jeigu ne jie, manęs tikrai niekas būtų čia nepraleidę, apsigyniau ir buvo tikriausiai mano istorinis įvykis, kada bendrabutį, suguldžius 2 mažus vaikučius, mes
tam pačiame bendrabuty su akademikais, profesoriais, garsiausiais mokslininkais atšventėm šitą disertacijos, sėkmingą disertaciją. Tai iš tikrųjų buvo nuostabus laikas ir tada jau tada aš dirbau prie reformos dokumentų, kadangi jau taip sutapo, kad aš kaip ir buvau jau tos srities specialistas, tai man pavedė kuruoti ekonomikos reformos, buvo 42 darbo grupės, pavedė kuruoti šių grupių darbą ir aš kai kuriom grupėm pats vadovau ir iš tikrųjų rašiau pagrindinius tuo metu įstatymus ir programos projektus. Tai va tada mane įtraukė Sąjūdis, pradžioj profesorius Antanavičius, jam rašiau darbus, paskui Sąjūdis ir taip tapau tuo darbiniu žmogum, kuris ruošdavo dokumentus, programas, įstatymus. Šiaip aš prisimenu tuos laikus ekonomikos institutė, tokį turėjom sugriuvusią spintą. Visas kabinetas buvo, keletas aplūžusių kėdžių, stalas toks nutrintas ir viena spinta. O toj spintoje buvo sukrautas komercinės teisės įstatymai, kodeksai visų pagrindinių šalių. Pradant Ameriką, baigiant Vokietiją, Angliją. Tai mes buvom sukaupę labai daug patirties ir kada mes pradėjom rašyti įstatymus, kada aš pats jos rašiau, mano kolegos rašė, tai mes nekūrėm fantazijų. Mes tiesiog ėmėm iš to, ką pasaulis yra gero padaręs. Šiek tiek pradžioj blaškėmės, bandėm ten prisirišti prie Amerikos, prie Delavero, ten tos laisvosios valstijos, prie Anglijos, bet paskui mes apsisprendėm, kad mes gyvenam Europoje, mes turim taikyti prie europinės teisės ir tada pasirinkom už pagrindę, pasirinkom Vokietijos komercinius įstatymus. Ir taip atsirado pirmieji mūsų įstatymai, kurie iš tikrųjų buvo iš karto pritaikyti tam vakarietiškam lygiui, be jokių blaškymosi, be jokių ten klaidžiojimų. Apie įstatymus dar pakalbėsim, bet aš girdžiu tam tikrą paradoksą, kad mes buvome pirmi, kurie sugriovėme Sovietų sąjungą, bet ekonominė prasme, galvojant apie pertvarkymus, vis dėlto šiek tiek tuo metu buvo ir tos baimės ir turbūt reikėjo tokio proveržio, tų disertacijų, tų jaunų žmonių, kad laipsniškai mes ne vien svajotume apie nepriklausomybę, bet pradėtume ir galvoti, iš ko ji konkrečiai susidės, ar ne? Ir kaip tas lūžis, atsimenat jūs, kaip tas lūžis įvyko jūsų aplinkoje, gal, nežinau, su tėvais teko kalbėti ir nustebinti juos, kaip čia bus. Dabar, sakot, anūkus tenka nustebinti. Tuo metu taip plačioje visuomeniai toks daugiau yra prisiminimai su Sąjūdžio pradžia. Šiaip mažai ką žino, kad dar iki Sąjūdžio to tokio aktyvaus judėjimo mes buvom pradėjusi ekonominio savarankiškumo koncepciją. Kada tik buvo paskelbta perestroika, mes labai greit prisitaikėm prie šitų galimybių ir pradėjom deklaruoti ekonominio savarankiškumo koncepciją. Tada pradėjom kurti dokumentus, išleidome pirmas knygutis ekonominio savarankiškumo, tai buvo 88 metais ir ten buvo įrašyta fantastinė frazė, kad ekonominio savarankiškumo koncepciją galime įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu Lietuva turės vis konstitucinės teises. Tai aišku, tas sakinys jau žiauriai išgąsdino tuometinę valdžią, tai leido išleisti mums tą knygutę tik per žinijos draugijas, ribotų tiražų, bet jau tada prasidėjo toks jau ėjimas į nepriklausomybę. Ir Lietuva irgi ir tada žengė priekį, ne Latvija, ne Estija, mes būtent, mūsų desantas darydavo išvykas, akademikas Vilkas, profesorius Antanavičius, ir mes keliese dar tai darydavom išvykas į Estiją, Latviją, pristatinėdavom programas, važiuodavom į Maskvą, darydavom konferencijas. Ir reikia pasakyti, kad tuo metu ekonomikos reformos srityje Lietuva pirmavo netgi Maskvos požiūriu. Tai yra, pradėjom rengti konferencijas ne Maskvoje,
o Lietuvoje važiuodavo pats garsiausi mokslininkai, nes jie pirmą kartą pamatė, kad Lietuva prisidengusi tą perestroiką pradėjo įgyvendinti rinkos ekonomiką. Toj pačioj Maskvoje tai buvo mokslininkai, inteligentai, kurie labai norėjo rinkos ekonomikos ir norėjo, kad Lietuva taptų laisva, jie mus palaikė. Taip, kad palaikėm buvo didžiulis ir daug kas galbūt net nežino, kad pirmasis Lietuvos realus pripažinimas buvo 89 metų rugpjūčio berods 29 dienos įstatymas, priimtas Sovietų Sąjungos suvažiavime, kuriame jis skambėjo dėl ekonominio savarankiškumo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet iš tikrųjų tai buvo skirta Lietuvoje, nes Latvija ir Estija dar toli gražu buvo iki to, kuriame buvo įrašyta fantastinė frazė apačioje šito įstatymo, kad Sovietų Sąjungos įstatymai Lietuvoje galioja tiek, kiek neprieštarauja reformos mūsų įstatymų. Tai po šitą priedangą mes galėjom daug ką padaryti. Aišku, dabar mes įsivaizduojam, kad mes buvom tokie galingi 88 metais, kad galėjom nekreipti nieko, iš tikrųjų taip nebuvo. Mes buvom okupuoti, režimas buvo galingas, visuomet mes stengiamės išvengti kokių nors represijų ir pasiekti kaip įmanoma legalesnių būdų pripažinimą. Tai šitas įstatymas 89 metų buvo įžanga į kovo 11 ir aš turiu pripažinti, kad jau būdamas vyriausybėje šituo įsakymu, kada buvo blokados, kada buvo grasinama vėl naujom represijom, mes šituo įstatymu labai sėkmingai naudojausi. Gail nesinešiau šito nutrinto dokumento, aš jį tiek dažnai naudodavau, kad jis pas mane yra nutrintas jau. Visiems rodydavau, aš jiems siūsdavau. Sakau, ko jūs iš mūsų norit? Jūsgi pats pripažinot, kad mes turime mūsų teisės aktai viršesnį. Tai jie man sakydavo, ką tu čia gyveni 89 metais, jau seniai pasikeitė viskas. Nežinau, sakau, mums galioja tas įstatymas, mums ir tinkamas, mums geras ir iš tikrųjų tokiu būdu, kodėl tą mes naudodavom. Mes negalėjom provokuoti to režimo. Įsivaizduokit, 100 000 kareivių Lietuvoje buvo milžiniškas represijos priemonės, tai mes stengiamės net ir po kovo 11 įgyvendinti nepriklausomybę, įgyvendinti reformas taip, kad neišprovokuoti naujos karinės agresijos. Dėl to, tie parengiamieji tie darbai, kurie vyko iki 90 metų, kuriuos rėmė inteligentija, Maskvos inteligenija, garsiausi tuometiniai Maskvos mokslininkai, aš jiems duodu didžiulį pagarbį ir su didelė meilė ir dėkingumu prisimenu į profesorių Balkiną, ypač akademiką Šataliną, kurie mums labai padėjo. Padėjo ir ne tik čia, bet padėjo taip pat ir Maskvoje. Ir aišku, ir negalim neprisiminti ir perestroikos architekto Aleksandro Jakovlevo, kuris suvaidino didžiulį vaidmenį. Taip, tikrai jis suvaidino, bet jis gal daugiau tokį politinę paramą. Taip, bendraja prasme, atverdamas tas galimybės. Jo, ir kada, sakykime, aš vertinu ir dabar kartais vertinu ir Maskvos inteligentiją, aišku, viskas yra užslopinta, viskas yra užgniaužta, represijos ten yra, neįsivaizduojamas, man atrodo, net žiauresnis negu sovietmečių yra, bet aš tada mačiau tai puikių žmonių, kurie siekia ir mūsų nepriklausomybės, siekia ir permainų, ekonominių, politinių, pilietinių teisių, taip kad tas negalime įsivaizduoti, kad viskas įvyko kovo 11, paskelbus nepriklausomybę, jog visą okupacinę valdžią išsibėgiojo, visi įsigando ir mes jau kitą dieną tapom laisvi. Tai buvo tik pirma pradžia, o laukia sunkus ir ilgas darbas. Ir jūs tikrai tam darbui buvot puikiai paruoštas, sklandė legendos, kaip jūs per naktį galite parengti įstatymą, akcinių bendrovių įstatymas yra tikrai didelis jūsų nuopelnas ir tikrai labai anksti mes turėjome gerai struktūruotas galimybės pradėti verslą. Kaip tada jums teko, ar iš tiesų jūs vienas rašydavot, kaip reikėjo apsispręsti, gerai, vokiški įstatymai, bet vis tiek didžiulė atsakomybė turėjo slėgti. Vis tiek reikėjo pritaikyti mūsų sąlygomis. Tai iš tikrųjų rašymas prasidėjo dar iki 90 metų, bet 90 metais būdamas Seimo narys, prezidiumo narys, aš posėdžių metu rašydavau teisės aktus. Tai yra mes 90 metais buvom paruošę beveik visą paketą jau tų įstatymų, kurie įsigaliojo nuo 91 metų.
turėjom puikią komandą, man padėjo būsimas vicepremjeras, tuometinis aukščiausios tarybos teisės skyriaus pavaduotojas Vytautas Pakalniškis, kuris aš atėjau iš universiteto, kuris buvo vienintelis tuo metu iš teisininkų, kuris buvo susipažinęs su komercinė teisė vakarų valstybių. Kiti, gal buvo skaitę, bet su juo buvo labai smagu. Taip pat turėjom kalbininką, toks amžinatelis Prapiestis, tai va, ta grupė, dar turėjau keletą savo jaunesnių kolegų. Mes prištampavom per 90 metus visus pagrindinius įstatymus, tai yra nesamdydami nieko, pats parašėm, tai buvo iš tikrųjų labai efektyvu. Ir po to vyriausybė irgi, taip su Vytautu Pakalniškiu, dienos metu mes būdavom premjeras, vicepremjeras, o vakarais naktim rašydom teisės aktus, teisės projektus, kadangi žmonių, kurie galėtų parašyti ir padaryti, tiesiog beveik mes ir neturėjom. Šiaip buvo vienas fenomenalus įstatymas, kurį sugalvojo, kaip perimti sovietinių pavaldumo įmonės. Nes mums tuo metu 91 metais po sausio įvykių siekiant pripažinimo, tarptautinį pripažinimą, kiekvieną kartą mums kartuodavo, jūs turit kontroliuoti sienas, jūs turit kontroliuoti visas įmonės, perimti visas įmonės, jūs turit perimti visas jėgos struktūras. Ir aš jų klausdavau, kaip mes tą galim padaryti, kokiu būdu. Sako, kol neperims, mes jūs nepripažinsim. Mes jėgosgi neturim, mes neturim nei policijos, nei kariuomenės. Viską reikia padaryti taip, kad žmonės savanoriškai tą padaryti. Ir tada sugalvojom, kaip perimtas sovietinio pavaldumo įmonės, didžiausias Lietuvos įmonės, kurių direktorius skirdavo Maskva ir jie mokėdavo aukštesnius atlyginimus. Tada mes sugalvojom, čia aš pats parašiau tą įstatymą, patį pirmąjį, vadinosi valstybinių įmonių įstatymas, kuris buvo pritemptas prie akcinių bendrovių. Tai yra tvarkoj kapitalas valstybinis, kurie įsiregistruoja pagal šitą įstatymą, kurio principai patiko akcinių bendrovių įstatymus, direktoriai ir darbuotojai uždirbtą viršpelnį gali dalytis kaip nori. Turi atskaičiuoti 7% nuo kapitalų valstybės iždui, susimokėti pelno mokestį, o kiek lieka, kaip nori, taip naudoti. Ar naudojot tą terminą viršpelnis? Ne, buvo, sakom, mes sakydavom, kad į sąnaudos kapitalo 7%, dar iki šiol buvo nustatyti 7%, aišku, infliacija buvo didesnė, 7% nebuvo, bet kadangi valstybės kapitalas turi atsiskaityti su valstybė ir ką gauna pelną, mes ten vadinom to grino pelnu, tai jie gali pasidalinti kaip nori. Tai toks buvo milžiniškas paskatas, visus tos sovietinio pavaldumo įmonės, skaitant ir pašto dėžutės, taip norėjo tapti verslininkais ir dirbti savarankiškai, kad jie prieš Maskvos valią savanoriškai persiregistravo į mūsų Lietuvos įstatymus ir tokiu būdu mes juos perėmėm į mūsų jurisdikciją. Atsimenu, jiem ten atneždavo, kad Maskvoje jiem siuntinėdavo raštus, jiem siūlo padvigubinti atlyginimą, kad tik nepereitumėte į mūsų jurisdikciją. Jiem ne atlyginimas rūpėjo, jiem rūpėjo galimybė dirbti savarankiškai, uždirbti, nes tada jau buvo ir kainos liberalizuojamas, tai jie pradėjo mūsų valdiškus įmonės veikti kaip beveik privačios įmonės ir mums pavyko tokiais būdais perimti. Tai yra, žinai, dabar tikriausiai vyresnio amžiaus būdamas tikriausiai tokių avantiūrų nedaryčiau, bet tada atrodė, kad viską galim padaryti. Ir aš manau, kad tai buvo labai svarbu, nes jūsų dėka mes turime labai stiprų Lietuvos verslą. Iš tiesų, tais laikais dėka masinio privatizavimo, apie kurį dar pakalbėsim, dėka tos pagreitintos infliacijos, kai mes aplenkėm savo infliaciją Sovietų sąjungą, už ką jūs labai visi barė. Aš beje gyniau tuo klausimu, turiu ir straipsnius savo knygoje surinktus, kur aiškinau, kad tai yra genialus sprendimas, nes mūsų verslininkai pajutę, kad čia pas mus viskas jau brangsta, pradėjo vežti išteklius, pradėjo pradžioj elementarius dalykus vežti, paskui suprato, kad galima nebe sunkvežimiais vežti, o kitaip. Ir prasidėjo jau tas judėjimas iš rytų į vakarus, jau ne tik Lietuvos rinkai. Ir aš manau, tada atsirado tas pagrindas to lietuviško kapitalo, mentaliteto,
ko kitos šalis neturi, dėja. O Lietuvos ir verslo žmonės, ir šiaip žmonės yra labai gabus, labai iniciatyvus. Dabar aš kai žiūriu, tenka susidurti ir su vakarų verslininkais. Žinot, man atrodo, iniciatyvumo, aktyvumo ir kompetencijos man kartais atrodo ir daugiau negu senosios valstybės. Taip, kad lietuviai labai greitai pristaik prie tų sąlygų. Iš tikrųjų, 91 metais po sausio įvykių, kada prasidėjo tikra blokada, kada uždraudė bet ką įvežti, bet ką parduoti. Aišku, žmonės, kurie gimė po 90 metų, nesupranta, kas tas buvo sovietinė ekonomika, kada tiesiog valdžia nurodydavo, kokie įmoniai, ką gaminti ir kam parduoti, tai jie uždraudė visom įmonėm, kurias jie kontroliavo Maskva, parduoti mums produkciją. Tai ką reikia daryti? Vienintelis būdas yra atleisti rinkos santykius, paleisti rinkos ekonomiką, kad kiekvienas pats surastų keliuką, prieitų ir tą galėtų nusipirkti žaliavų ir galėtų parduoti produkciją. Tai tada ką sugalvojom? Čia buvo, aš sugalvojau tokią avantiūrą, tai yra kol rublio zonoje, mes buvom rublio zonoje, kada pinigų perteklius buvo milžiniškas, nors oficialiai kainas daug neaugo, bet neoficialiai mes puikiai matėm, tai yra šitoj pačioj rublio zonoje, toj didelėj rublio zonos rinkoje, laipsniškai per keletą etapų, 4 kartus pakėlėm kainas ir 4,5 kartų atlyginimus. Kitaip tariant, toj pačioj zonoj atsirado 2 kainų mastelė. Vieni toj likusioj, o Lietuvoj salelė, kur perkamoji galia 4 kartus aukštesnė. Tai, o paskui, kai atsirado jau įvedėm pirmos pinigėlius, tai tada mūsų, tarkim, išmoka vaikui, o išmoks vaikui gaudavo ir sovietų kariuomenės šeimas, tai išmoka vaikui buvo aukštesnė negu to sovietinio kariškio atlyginimas. Tai, o įmonės turėdavo galimybę, tom pačiom sąlygom turėti 4 kartus pajėgumą didesnį, pirkti iš kaiminių valstybių, o Lietuvoje jau prasidėjo rinkos santykiai ir atsirado prekių jau ir rinkoje, ir mažmenoje, ir didmenoje, pas mus įsigyti, bet mokant 4 kartus brangiau. Tai po kiek laiko sovietų valdžia, jau man atrodo 92 metais, jau susiskaičiavo, kad mes iš jų ten nugvelbėm keletą milijardų tų rublių ir iš tikrųjų mes tiek daug pinigų 91 metais nugvelbėm iš kaiminių valstybių, kad biudžetą baigiam su dideliu biudžetu perviršiu. Ir skausmas buvo, kaip išleisti pinigus. Tai tie niekaip negalėjo suprasti. Visą sovietų ekonomikos met būdavo, kad biudžetas deficitinis, pinigų trūkst, o mes baigiam su dideliu biudžetu perviršiu, gyventojų realios pajamos išaugo 11%, nepaisant visų tų blokadų, pučių ir visų kitų. Tai kitaip mes mažiukai prisitaikėm, apgavom jos. Sakyčiau, darėm ekonominis huliganizmas, banditizmas gal net. Bet tai buvo būdas apsiginti. Ir naudojom visus įmanomus būdus apsiginti. Ir kiek jūs galėjot numatyti, kad bus būtent tokie padariniai ar pasiekmes, kiek buvo tiek grina intuicija, darom ir pamatysim. Kadangi aš vis tik užsiminėjau to modeliavimo, ekonominį matematinį modeliavimo, net ir disertaciją, kai gyniau, tai buvo ant ribos, jeigu nepavyks iš ekonomikos, tai iš matematinių metodų, nes jeigu nepraeis Maskvoje ar ten, nes tuo metugi buvo kontrolė režim, bet vis tik apsigyniau iš ekonomikos ir bent jau man pasiekmes buvo aišku. Tai yra pats savo mintys galėdavau susimodeliuoti ir matyti. Aišku, rizika buvo. Rizika galbūt buvo, kad kiekvieną kartą būdavo ant ribos embrionos provokavimo. Svarbiausia buvo neišprovokuoti agresiją, kažkaip legalizuoti tus žingsnius. Nes mes neturėjom jokių gynybinių pajėgumų, niekaip negalim apsiginti. Tai net ir mokesčius mokėjo laisvanoriškai. Mesgi neturėjom nei mokesčių inspekcijos tuomet, nei policijos realios. Tai tiesiog mums tiesiog buvo toks laikas, kada reikėjo įtikinti ir geranoriškai. Ir vienintelė nuobauda būdavo, tai kad grasinimas, kad viešai paskelbsim, kurie nesilaiko įstatymų. Šiaip anekdotas, bet 91 metais man kaip premjerui buvo iškeltas 5 baudžiamosios bylos. Už tai, kad priversdavau įmonės vykdyti Lietuvos įstatymus. Uždrausdavau
panaikindavau lengvatas, tokie buvo Vilbarai, jeigu atsimenu, to garsi užsienio prekių parduotuvė, čekinė, kuri turėjo Sovietų Sąjungos lengvatas nemokėti mokesčių, aš juos priverčiau mokėti mokesčių, tai man prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą. Tai iš Sovietų valiutos fondo į biudžetą pervedėm $10 milijonų. Irgi baudžiamą bylą iškėlė. Tai aš tą paskui, net tam jos paskui nutraukė tas bylas, dėl to, kad ta pusė prokuratūros ten dirbo anai pusė, kita neaišku kam, treti bijojo iš vis kada ateis. Tai yra tiesiog neturėjome mes nieko tuo metu, nei policijos, nei prokuratūros, nei mokesčių inspekcijų, nei kitų tarnybų. Aišku, buvo puikių žmonių visur, ir policijoje, ir prokuratūrai, bet pats faktas, kad mes buvom tokiai aplinkoje, priešiškoje aplinkoje ir dabar galima, jeigu kas biškį toj, pagazinam, toj čia mes padarysim kokį nors bausmę, o tuo metu nebuvo tokių galimybių. Ir nepaisant to, palaikymas buvo milžiniškas. Tikrai ir per visus 91 metus, nepaisant tų 2 pučų ir totalinės blokados, nebuvo nei vieno protesto, išskyrus ten, man atrodo, ten prie sporto rūmų, kada ten jedinstvo buvo surengus, o šiaip tokių jokių socialinių protestų nebuvo, nes Maskva ir laukė, ir planavo, kada tik prasidės Lietuvoje socialiniai neramumai, kad preteksto galėtų panaudoti karinį jėgą. O jie taip ir neįvyko, ir jie niekaip negali suprasti, vykdo reformas ir nėra nepatenkinti. Genialu. Buvo toks laikas, bet alternatyvus neturėjom ir iš tikrųjų tuo metu, kurie prisimena ir mūsų veiksmus, mes buvom tokie agresyvūs, tikrai agresyvūs, nelabai liberalūs, tiesiog per prievartą. Mes ten matydavau, kad ir ministrai mano nesigaudo toj rinkos ekonomikoje, tai bandydavau išaiškinti, jeigu nepavykdavau išaiškinti, galvodavau, iš čia kada nors suprasit, per jėgą išleidė nutarimą, pradeda gyventi, po kiek laiko, sako, visai neblogai gavosi. Tai O kaip jūs vidų išgyveno tą virsmą jums ir tą atsakomybę sausio 13 naktį užgriuvo gana netikėtai ir paskui teko tikrai būti tokiu autokratiniu vadovu. Tuo metu jūs taip buvot matomas ir suprantu, kad kitaip ir negalėjote tuo metu. O kaip viduj Gediminas, kaip jam reikėjo laužyti save, ar natūraliai prisimti visą tą naštą? Reformos yra vis tiek prievartos veiksmas. Turi keisti įprastą gyvenimą, kuris žmonėms yra žinomas, kiekvienas turėjo savo vietą tame gyvenime ir čia mes tiesiog turėjom keisti, naudodami tiesiog kartais nesižvalgydami. Pritari, nepritari, iš to atsirado toks įvaizdis kaip toks autokratinis valdym, bet jeigu mes būtumėm tas reformas tęsę metais, tai ir daugiau pliurpę negu darė. Šiaip aš esu, kaip gyvenime, esu labai liberalus, labai atlaidus ir tikrai neprimetinėjau savo nuomonės, bet dalykiniai pusė, dalykinius reikalus, šiaip. Prasme, atsakomybė įpareigojo ir turėjo nešti. Žinai, kad jeigu tęsi ir išsiubuosi, tai bus katastrofa, nes pats sunkiausias yra tas pereinamais laikotarpis, kol neveikia nauji svertai ir nebeveikia seni svertai. Jeigu tas laikotarpis susidaro pakankamai ilgas, tai viskas yra keletas pavyzdžių. Atsimenu, ten buvom paskelbę tų didžių įmonių privatizavimą už valiutą, konvertuojam valiutą, tada pasikeitė, po Seimo rinkimų pasikeitė vyriausybė, sustabdė tų didžių įmonių privatizavimą, sakė, mes turim geriau pasiruošti, mes turim neskubėti. Gavus taip, kad neliko ne vienos įmonės ką privatizuoti. Tai tas, sakykime, toks buvo laikas, kada reikėjo veikti, ryžtingai veikti. Ir Lietuva jūsų dėka labai anksti pradėjo masinį privatizavimą. Iš tiesų mažai kas žino, kad mes tuo pat metu kaip ir Čekija pradėjome tą vaučerinį privatizavimą ir manau, kad tai buvo didžiulis teisingumo aktas, nes visi žmonės gavo galimybę dalyvauti toj ekonominiai veikloje, gauti tą nuosavybę, ar kaip butą, ar kaip žemę, ar kaip akciją. Bet už tai buvo labai daug kritikos. Nepatenkintų, taip tikrai buvo daug nepatenkintų, nors šiaip būtų privatizavimas tikriausiai buvo sėkmingiausias Europoje.
nesudarėm galimybę apie trečdalį tų investicinių čekių panaudoti įsipirkimui valdiškų tų butų ir sukurti kažkokį tai, lygias taisyklės. Tie, kurie turėjo kooperatinius, galėjo nemokėti, kurie turėjo valdiškus, turėjo nusipirkti. Tai šitas labai gerai pasitarnavo ir buvo tas socialinis teisingumas užtikrinti. Ir iki šiol, atsiprašau, Lietuvoje yra aukščiausias lygis žmonių gyvenančių nuosavose būtuose, žinančių, kas yra privati nuosavybė. Ten apgaulės buvo mažai. Bet kada, sakėm, verslo privatizavimas, mes sprendėme tuo metu tą dilemą. Mes supratom, kad ne kiekvienas žmogus gali būti verslininku, ne kiekvienas žmogus gali būti iniciatyvus. Mes supratom, kad išdalinus visiems tos čekius, o už pinigus nebuvo galim privatizuoti, kadangi žmonės neturėjo tų pinigų, o jeigu būtent paleidai privatizavimą rublių, tai būtų privežę Lietuvą rublių tiek, kad ten ne vienas lietuvis nebūtų nusipirkęs. Bet buvo dilema. Gerai, mes sakykime, kaip dabar atrinkti tą verslų žmogų, nuo verslaus. Negali sustatyti eilutį, sakyti, tu gausi čekį, o tu negausi, tau duosim pinigais dar ką. O pinigų ir nebuvo tų. Tai ką, mes tada pasirinkom sąmoningai, kad kiekvienam išduodam pagal tas taisyklės investicinius čekius, nustatėm, kad ten 10 ar 20% reikia primokėti savais pinigais, kad šiek tiek paskatinti, bet natūraliai tai, kurie buvo verslesni, supirkiniai iš tų, kurie mažiau verslesni, buvo ir apgaulės ir visokių dalykų, bet nepaisant to vyko konkursinis. Ir mūsų, tada atsimenu, iš Europos komisijos buvo pripažinimas, kad Lietuva skirtingai netgi nuo rytų Vokietijos vykdo griežtai konkursinį privatizavimą pagal aiškias skaidrės procedūras. Ir to įrodymas, kad ne vienas pareigūnas, kuris iš vadovybės, kurie tuo metu vykdė tą privatizavimą, ne vienas nepatyrė jokio teisinio persekiojimo, nekilo jokių baudžiamųjų bylų, jokių skandalų, kadangi valdininkas neturėjo teisės spręsti. Tiesiog buvo komisijos visko ten, tikriausiai ir negalėjo nebūti, bet vis tiek palyginus buvo skaidriai, tik tiek, kad vienu metu ten problemas prasidėjo, man atrodo, 94-95 metais, kada jau nauja vyriausybė, tuometinė Adolfo Šleževičiaus vyriausybė atsisakė indeksuoti turtą ir pajamas pagal infliaciją, o pas mus buvo nustatyta kiekvieną ketvirtį, kad yra viskas perskaičiuojama. Tada, aišku, kainų masteliai pasikeitė, galima buvo, kaip mes juokdavomės, prie gamyklos pastatyti vartus, ir tie vartai turėdavo aukštesnį vertę negu ta gamykla. Tada atsirado to piktnaudžiavimo, bet šiaip nepaisant to, vis tiek mes įveikėm tą etapą, geriau, blogiau, bet buvo privatizuota visa tai, kas yra būtina privatizuoti, ir tos privatizuotos įmonės, išskyrus pavienius atvejus, vis tiek jos pradėjo dirbti efektyviai. Ir tikrai dėka to turime tą stiprų, motyvuotą lietuvišką verslą. Ir dabartiniam geopolitiniam sąlygom, kai užsienio investuotojai žvelgia saugesnių lokacijų, mes turime tą pamatą Lietuvoje. Ir aš manau, kad tai būtent yra tų dienų dėka, nes ir tokios šalis kaip Lenkija, Vengrija, ten buvo stambiom užsienio korporacijom parduodama ir tas vietinis žmogus lieka toks ne prie ko. Taip. O pas mus tikrai ta proga buvo suteikta visiems. Vienintelis trūkumas, sakyčiau, kurį mes dabar jaučiam, tai yra mūsų mokestinė aplinka, investicinė aplinka. Mes bandom orientuotis į didžias valstybės, kaip, pavyzdžiui, aš pats kartais susitinku su stambiais vakarų investuotojais ir klausiu, kaip jūs čia mokesčiai, kokia mokestinė bazė, nelabai ką yra ko pasigirti. Aš sakau, panašiai kaip Vokietija. Taip sako, bet Vokietija tai didelė. Jūs mažiukai, jūs turit būti tokie kaip Šveicarai, Liuksemburgai, Olandija, blogiausia. Ir mes 98 metais, jau antrą kartą, kai buvo vyriausybėje, ryžomės tam veiksmui, šiaip tai ir nusprendėm neapmokestinti investuojamo pelno. Atsimenat, buvo toks laikas. Aš ne tik atsimenu, mes esam iš dalies tos idėjos autoriai, nes dar 95 metais suformulavom tą principą, kad pelnas turi būti apmokestinamas išmokant dividendus. Taip, tik asmeniai. Estai tai įgyvendino, mes įgyvendinom jūsų dėka nepilnai,
bet vis tiek buvo Ne, jų nulinis. idėjos tikrai buvo ir iš Drąsesnės, jūsų, jo. drąsius buvo idėjos, bet tas ir tiesiog 98 metais Rusijos krizės metu, finansų krizės metu, ryžomės tą padaryti. Buvo taip pat kabinete mano atkalbinėjimo. Atsimenu, mano mėly ministrai aiškino, kad mes sužlugsim, biudžetas sugrius, negausim pinigų. Mes tuo metu spaudžiant ir jūsų Laisvos rinkos institutų, ir kai kuriem kitiem ekspertams ir iš vakarų mes įvedėm. Tai ir atleidom, panaikinom pelno apmokestinimą su sąlyga, jeigu neišmokama asmeniam vartojimui. Per Dividendai, investicijas, premijom, dar kas. Tai toliau įvedėm lubą sodrai. Trečią padarėm perkelti nuostolius į sekančius metus įvedėm ir paskui su ilgalaikiu turtą apmokestim. Ten irgi buvo tokių padarytų, kur galim buvo į sąnaudas daugiau nusirašyti. Ir patikėkit, tuos metus mes baigiam su pliusu, su dideliu pliusu biudžetu. Didžiulė pamoka dabartiniai valdžiai. Jeigu Lietuva šiandien neapmokestintų investuojamo kapitalo, neapmokestintų tame verslo procese pajamų, kol tie pinigai neteina vartojimą, jeigu darytų tokį laisvą zoną investicijom, Lietuva būtų 10-eriopai patrauklesnė. Kiekvienas norėtų mokestinę bazę kurti Lietuvai. Dabar tas skupumas kuo pasireiškia. Jeigu atsimenu 2008 metais, kada tuometinė vyriausybė įvedė dvigubą pelną apmokestinį, tai yra apmokama ir pirmą mokam pelno mokestį, paskui dividendai apmokestį, čia iš tikrųjų dvigubas pelno apmokestį. Tai nepaisant to dvigubo pelno apmokestinimo, 10 metų įplaukos iš pelno biudžete buvo mažesnis. Tai yra ir dabar tikriausiai, jeigu taip sąžiningai paskaičiuotam, ko gero jos būtų mažesnis. Dėl to, kad ES yra laisva kapitalui, kas nori persiregistruoja mokestinė bazė ir tai yra skatinama Europoje. Dabar mes tiesiog baudžiam investuotojus už tai, kad jie investuoja. Arba su progresiniais mokesčiais. Čia toks niekalas yra, tokia apgaulė žmonių. Ir po kiekvieno tokio progresijos, ar tai būtų brangaus turto apmokestinimas, ar didesnės pajamos uždirbančio apmokestinimas, rezultate biudžetas gauna mažiau pinigų, nes pats administravimas pasidaro žymiai brangesnis. Iš Lietuvos išnyksta brangiau apmokamos darbo vietos ir valstybė, išskyrus tai, kad pataikauja pavydiem savo piliečiam, tiesiog praranda milžiniškus pinigus, jeigu mes galėtum neapmokestinti nei akcijų sandorių, nei pelno, investuojamo pelno. Tai Lietuvoje atsirastų didelis kompanijos, kurios registruotus čia ir mokėtų mums mokesčius, mes džiaugtumės turėdami milžinišką bazę, mokestinę bazę. Tai nežinau, kaip tą reikia tikinti, kaip tą reikia rodyti. Mes atnaujinom savo pasiūlymus, dabar kaip tik iš naujo yra pateikti argumentai, kodėl visas reinvestuotas pelnas turi būti neapmokestinamas, arba reikia pereiti prie to, kas dabar vadinama estiškų modelių, kas iš tiesų gimė Lietuvoje. 98 metų, arba bent jau tą 98 metų, nes tuo metu iš tiesų visos įmonės įvykdė savo technologinį atsinaujinimo, tada galutinai mes nukirpom ryšius su sovietų visą ir technologijų baze ir tapome orientuoti į vakarus. Mes 98 metais įvedėm tą neapmokestinamą investuojamą pelną, tą režimą įvedėm suderinę su Europos komisija. Europos komisija labai priešinosi tokiam neapmokestinimui investuojam pelną, nes jie sakė, jūs vėl nugriepsit pinigus iš kaiminių rinkų. Ilgai mes su jais ginčiomės, bet tik tiek, kad Lietuvos ekonomika buvo tokia, nedidelė, kaip jie patys juokdavosi. Po kablelių mes sako, čia, kai skaičiuojam Europos pinigus, sako, čia jūsų biudžetas po kablelių nepatektų pas mus. Tai buvo toks argumentas, aš sakydavau, kodėl jūs leidžiat Šveicariją. Tai Liuksemburgas yra iš seniau įsikovojęs. Bet sakau, Liuksemburgo tai ekonominė apyvarta 10 kart daugiau negu Lietuvos ir per jėgą mes šiaip taip įsikovojom tą teisę
Ir dėja Lietuvoje grįžus man reikėdavo priešingai įrodinėti, kad ne va čia nenaudinga, kad čia mes kapitalistus atleidžiam. Kaip principas labai paprastas. Kol tas kapitalistas nepaėmė asmeniškai savo pinigų, o tik investuoja toliau, kad atsirastų naujų darbo vietų ir geriau apmokam darbo vietų, kam už tai bausti? Arba tą žmogų, kuris dirba pusantro etato, arba geriau dirba, daugiau dirba ir gauna didesnį atlyginimą. Kodėl jį bausti kažkokį progresinį mokesčių? Šiaip iki pat čia 2000 metų, kada pirmą kartą atsirado ta progresija, man atrodo, prie Sauliaus Skvernelio vyriausybės, iki tol mus vertino pasaulio ekonomikos ekspertai kaip vieną pažangiausių valstybių, kuri taikė proporcinį mokesčių sistemą. Daugiau uždirbi, daugiau moki. Taip, nes suma didesnė. Bet tai buvo efektyvi ir dabar, aš žinau, kad tiek man socialdemokratų, aš dabar nedalyvauju politikoje ir nesimu ten nei girt, nei peikti kokiu nors partijų, bet atsimenu, kai su viena socialdemokratų lyderiais diskutavau uždarėme toje aplinkoje, pateikiau skaičius, kiek prarado tada su tuo dvigubo pelno apmokestinimu, kiek prarado su brangaus turto apmokestinimu, kiek praranda dabar su tais progresiniais mokesčiais. Jo sako, praranda biudžetas, bet užtat žmonėms, sako, patinka. Tai tas žmonėms patinka, brangiai kainuoja. Tikiuosi, kad mūsų klausytojai supranta, kad patikti turi tai, kas neša jiems realią naudą, o ne pataikauja kažkokiom aistrom, nebūtinai aukščiausiom aistrom, kaip pavydas ir panašiai. Iš sovietmečio tai ne tiek svarbu, kaip man pačiam sekas. Svarbu, kad tik kaimynui nesisektų. Gediminai, jūs įėjot į istoriją kaip įdomių, ypatingų pinigų, kurie net nebuvo laikomi pinigais autorius. Čia mes turime artefaktą Vagnorkės. Kai kurie jau nelabai atsimena arba nematė, kas tai yra. Tai papasakokit, kaip nutiko, kad mums teko išleisti tuos papildomus pinigus, nes iš tiesų mes atitrūkę su savo pajamų ir kainų lygių nuo Sovietų Sąjungos ir neturėdami paskui to tiekimo tų fizinių pinigų, papasakokit visą šią istoriją ir kodėl žvėreliai. Iš tikrųjų, kai mes, kaip minėjau, pakėlėm 4 kartus perkamąją galią Lietuvoje, ir šiek tiek tą, sakykime, subalansavom prie pinigų ir prekių tą santykį, bet atsirado kita problema. Kremlius pradėjo masiškai siūsti per Naujos Vilniaus banko, per kitokiais būdais rublius, sąskaitinius rublius ir popierinius rublius. Ir mes matom, kad jeigu mes nieko nedarysim, mes turėsim vis laik kelti tą, sakykime, kainų mastelį, kad žmonėms bus labai sunku priimti. Ir antras dalykas, mes mažai būdami, mes vis tiek nesustabdysim rublių srautų. Tai yra, mes laikinai, sakėm, 2-3 mėnesius galėjom gyventi su tuo pakeltų kainų masteliu, bet norint ilgalaikiai turėti naudą ir kad Lietuvoje liktų prekis, kad nebūtų viskas išvežta iš Lietuvos, mums reikėjo kažkaip atskirti nuo rublių zonų. Tiesmukiškai mes įvesti savo pinigų negalėjom dėl 2 priežasčių. Pirma, mes ir neturėjom tų piniginių ženklų. Antra, jeigu mes būtum tiesmukiškai 91 metais pavasarį po sausio įvykių įvedę savo pinigus, tai būtų paprasčiausiai dar vienas pučas, būtų karinė intervencija ir garantuotai jie būtų karinė jėga užėmę vis valdžios institucijos. Tai mes turėjom laviruoti ir neprovokuoti to. Dėl to mes ir sugalvojom. Per 3 mėnesius neturėdami nieko, nei popieriaus, nei dažų, o ypatingas buvo deficitas, čia tokie numeratoriai. Matot, kiekvienas pinigas turi turėti numerį, o Lietuvoje nebuvo jokio, net draudžiama, Sovietų Sąjungoje buvo draudžiama Respublikos turėti spausdinim priemonės, kadangi visi vertybiniai popieriai būdavo spausdinami Maskvoje, ten Gosnak ar kažkokį spaustuvį buvo. Tai mes pogrindį susivežėm, tai yra mano
patarėjas ir vienas apsauginis, ir dar vienas specialistas, 3 žmonės susivežė iš kaiminių valstybių, susivežė dažus, kontrabandą, nu, jeigu taip įsivaizduojate, nes per Maskvą reikėjo pravežti čemodanėlius. Buvo oficialiai vienas dailininkas toj grupiai, kad jeigu jo klausė, ką tu čia veži, sako, nusipirkau dažų. Aišku, tie visi muitininkai sako, kvailys kažkoks, visi veža iš užsienio kokius nors skaičiavimo mašinėlės ar ten kokius faksus, o tu veži dažų, bet sako, aš menininkas, man reikia. Tai jį praleido per muitinį iš Vokietijos, atsivežėm tos numeratorius. Popierių irgi norėjom atsivežti, bet fiziškai matom, kad neišeina, tada vis tik nusprendėm pats pasigaminti tą popierių. Tie, kaip dabar, jeigu pažiūrėtum popieriniai, tie, yra kažkokie ženklai. Kažkokie yra, bet čia jau biški geresnė kokybė. Pirmieji buvo taip, kad reikėdavo su mikroskopu ieškoti ras. Bet nepaisant to, mes juos atsispausdinom. Išleidome apyvartą prieš Lietuvos bankų valią. Nes mūsų Lietuvos bankas dėja, jis neaišku, kam jis tarnavo, bet tik tai ne Lietuvai, jis atsisakė leisti apyvartą, tai apyvarta iniciatyva išleidimo buvo Lietuvos vyriausybės nutarimais ir mes juos pavadinom talonais. Ir kada mane užsipuolė Maskva grasindami vėl kažkokią agresiją, aš jiems sakau, palaukite, aš jiems prašau, jūsgi pas jūs ir talonai, baldam, šaldytuvams, ten kilimams. Tai kodėl dabar reikia, tai mes nusprendėm, kad talonas bendras bus visiems daiktam. Jo, taip ir vadinosi, bendrieji talonai. Bet čia buvo įrašyta vis tiek, kad baudžiama kaip už padirbinėjimą pinigų. Teisės aktai buvo pritaikyti piniginiam ženklam. Tai mes žaidėm tą dvigubą žaidimą, tada pradžioj mes juos surišom su rubliu, kad turi pridėti rublių, nors rublių ten nikam nereikėjo, po kurį laiką paskui tos rublius jau nuėmė į šalį. Jie pradžioje buvo kaip šalia rublių paraleliniai. Toks kaip patvirtinimas, kad rublis yra padengtas lietuviškų pinigų. Bet koks jų populiarumas buvo, kadangi už tuos pinigus, už tuos talonus, kurie buvo leidžiami neperteklinių būdų tiek, kiek apyvartai reikia aptarnauti, tada atsirado galimybė įsigyti prekių, tada įmonės jau galėdavo, tarkim, pirkti kažkokį žaliavos deficitinis ir jiems, sakykime, apmokėti talonais, tie galėdavo atvažiavę Lietuvoje ribotą kiekį nusipirkti prekių, tai pradėjo cirkuliuoti reali rinkos ekonomika. Ir visą tą buvo padaryti lygiai per 3 mėnesius. Ir pradžioj, aišku, paskui mūsų tas Lietuvos bankas, centrinis bankas pamatys, kai jau čia jie nepataikė koją, tada jie irgi įsijungi, nors pradžioj visi sakė, čia jūs talonai nukris vertė, čia bus žemiau rublio. Vis pamatė, kad, aišku, vertė pakilo. Čia buvo rizikinga, bet aš pagalvoju, jeigu perteklinis rublis yra su tokiu milžinišku pertekliu, jeigu mes leisim juos pagal apyvartą, tai vis tiek vertė turi išaugti, lyginant su tuo pertekliniu rubliu. Ir iš tikrųjų tai buvo. Ir čia prasidėjo, nuo šito momento prasidėjo realiai rinkos ekonomika. Ir jūsų legendinis ginčas ar dvikova su Lietuvos banko vadovu, ar jūs turėjote galimybę išsišnekėti ir tiesiog nesutapo jūsų pasaulėžiūros, ar čia kažkas dar buvo? Nes, žinoma, labai svarbus yra valdžių padalijimo principas, kaip tai veikia realybėje? Jie tokius argumentus pateikinėdavo žmonėms suprantamus, kad pirmą reikia pasiekti nepriklausomybę, paskui daryti rinkos ekonomiką. Sakydavo, kad pirmą reikia pakelti žemės ūkių, paskui atsisakyti kolūkių. Nors tikriausiai bent kiek proto turint, jeigu galim būti su kolūkiais žemės ūkį pakelti, kam jos yra, ir likviduoti, kad valiutos biržą atidaryti tik tada, kada jau Lietuva įsives savo litus. Tos pasakos jos atrodė įspūdinga, bet iš tikrųjų jie blokavo bet kokią rinkos įvedim, bet kokias reformas. Ir atsimenu, man atrodo, irgi dar baudžiamą bylą suorganizavo man kaip vyriausybės vadovų už tai, kad aš organizavau
pirmas valiutos, konvertuojams valiutos aukcionus. Tai ir būtina, jeigu mes norim, kad mūsų įmonės kažką nusipirkti, tai, bet paskui ten jau pats apsižiūrėjo prokuratūro, ten buvo Lietuvos banko, man atrodo, iniciatyva, kad čia yra, poreikis yra. Tai aišku, šitas jų bylas ten pro pirštus šaipydavausi ir juokdavausi iš jų, bet tai pasipriešint buvo didelį. Atsakymų, kodėl jie taip darė, davė aukščiausias teismas. Man atrodo, 94 metais ta garsioji Litų istorija, kada buvo pabaiga, kada buvo aukščiausio teismo priimtas nuosprendis, kuriame buvo labai aiškiai apkaltinta, kad Lietuvos bankas, tuometinis bankas, veikė prieš Lietuvos interesus, kad kai kurie jų atstovai buvo Maskvos spec tarnybų kontroliuojami. Tai šitas posėdis buvo uždaras, dabar tikriausiai gal jie galime jau pasiskaityti, aš tada tas turėjau sprendimus, tai man buvo aišku, kad jie buvo kontroliuojama, vadovybė buvo kontroliuojama ir kada atsimenu, net jie darė, sovietai 91 metais ten darė tą nominalų reformą ir ten įvedinėjo, tai mūsų bankas tiesiog norėjo paklusniai vykdyti Sovietų Sąjungos bankų. Tai mes vis tiek, jie nedarė, tada vyriausybė išleido savo tvarko, mes aišku negalėjome izoliuotis nuo rublio zonos targulbom, bet mes nustatėm savo tvarką, jokių apribojimų, be nieko ir taip gyvenom, bet toks laikas buvo, bet jūs įsivaizduokit, po 50 metų okupacijos. Įsivaizduojate, kad visa Lietuvos biurokratija, visi žmonės, visi politikai, ar visi Seimo nariai ten, džiaugiasi ir remia nepriklausomybę, remia ekonominis reformas, tikriausiai taip nebuvo. Dar nepriklausomybė gal remdavo didesnė dalis, bet dėl reformų daugelis įsivaizdavo, kad gerai, atsikratysim Maskvos, bus tas biurokratijos centras Vilnius. Ir toliau gyvensim su planinė ekonomika, su skirstimais, dalinimais, o iš tikrųjų vis tiek ta nepriklausomybė be rinkos ekonomikos būtų buvusi, tai yra popierinė. Man asmeniškai labai svarbu tai, ką pasakėt, nes Lietuvos bankas buvo vienas didžiųjų laisvosios rinkos instituto kritikų ir net persekiotojų tam tikrais atvejais. Mes irgi įsitraukėme į valstybės institucijų kūrimą, rengėm ir komercinių bankų įstatymą, vertybinių popierių rinkos, biržos įstatymą. Ir beje, kokybiškai parengti, pažiūrėjau, tie, kur mes esam labai stipriai su vertybiniais popieriais, su banku, komercinių bankų, iš tikrųjų, ir pradžia buvo kaip tik nuo jūsų, nes vienas sritis, kur vyriausybė mažiau veikia, tai būtent šitam segment ir jūsų instituto nuopelnas tikrai buvo labai didelis. Gera girdėti, bet iš tiesų su Lietuvos banku buvo didelės įtampos ir lito patikimumo įstatymas buvo priimtas prieš jų valią. Aš atsimenu, kaip man teko skambinti ir klausti, kaip aprašyti rezervų investavimo taisyklės ir man buvo atsakyta, kad tokio įstatymo niekada nebus ir atsisakė konsultuoti, tai aš parašiau, kaip supratau. Na ir veikia 21 metus tas įstatymas. Žinau, kad daugelis jį vertino skirtingai, bet jau turbūt, kai priartėjom Rusijos krizę, 98 metai, tada pasiteisino, kad visgi tas stiprus litas, kurio negali už vadžių tampyti Lietuvos bankas ar kokia kita institucija, jo labiau su neaiškiais interesais, kad tai yra didžiulė mūsų stabilumo atrama. Taip, aš sutinku tuo požiūriu, kadangi Lietuvos bankas išskyrus kai kuriuos laikotarpius, ten buvo ir tokių ir pažangių vadovų, ir Romualdas Visukavičius, kuris buvo prie rinkos ekonomikos, bet šiaip sakykime, ten tie kiti vadovai vis tiek jie nebuvo rinkos ekonomikos šalininkai, to stabilumo tikriausiai bankė trūko ir to požiūriu, kad, sakykime, jeigu negalime iki galo pasikliauti savo centrinio banko veiklą, tai galbūt tas toks prisirišimas prie kitos stabilios valiutos, kaip ir savaime patikė, tą emisijos funkciją patikė kitiem. Tai to požiūriu tikriausiai buvo naudinga. Taip, ir tai, kad mes aplenkėm
praktiškai visas buvusias sovietinio lagerio šalis pagal mūsų pajamų lygį irgi yra dėka to, kad litas niekada nebuvo devalvuotas, skirtingai nuo to paties zloto, kuris nuolat patyrė devalvacijas. O kaip jūs dabar per atstumą vertinat visą tą ir nueitą kelią ir tą žvilgsnį į rinkos ekonomikos vaidmenį, nes tuo metu, kaip ir aišku iš jūsų pasakojimo, daugelis darytų viską lėtai, o lėtai reiškia, kad su žymiai didesnėm žaizdom, su didesniais praradimais, pasipriešinimu, užtestos reformos reiškia neįvykdytos, nei ten. Tai dabar, kadangi ir Latino Amerikoje vyks perėjimai iš socializmo į laisvą gyvenimą, kas yra pagrindiniai dalykai, nes dažnai žmonės vis tiek pasimeta tose asmeniškumuose, ginčiuose, demokratijoje, kurį reikia viską aptarti, o jūs imdavot ir padarydavot. Taip, reformos niekur nėra populiarios, reformatoriai irgi nepopuliarūs, kadangi vis tiek tai yra privartus elementas ir bent psichologiškai yra žmonėm nepatogu reformų laikotarpiu, bet jeigu mes būtum juos užtęsę, jeigu mes būtum nuėję toj Baltarusijos ekonomikos keliu, kur ten nesupras, kur veikia rinkos ekonomika, kur valstybės reguliavimas, tai be abejo ir kyšininkavimas, ir korupcija yra elementai neišvengiami, mes tikrai labai toli nuėjom. Jeigu Lietuva būtų kažkaip būtų pavykę įtvirtinti tą 98 metų principą, kad neapmokestinam investuojimų pinigų, o apmokestinam tik vartojimui skirtas lėšas. Tai mes būtent sukūrė tokią zoną, tokią patrauklę zoną, tokią Liuksemburgo zoną. Tai šiandien mes žymiai labiau klestėtume, jeigu mes būtume išlaikytume proporcinį mokesčių, būtume išlaikę proporcinį sistemą, tai irgi būtų pasitikėjimas Lietuvos ekonomikų žymiai didesnis. Aš galiuosi, pavyzdžiui, kad man nepavyko užbaigti sveikatos reformos. Nors 98 metais tuo metu buvo nepopuliarus ministras Juozas Galdikas, kuris iš tikrųjų buvo reformatorius ir su jo pagalba mes daug padarėme. Mes paleidom į gyvenimo draudiminį mediciną, be jokių limitų, be jokių apribojimų. Taip, mes nustatydom įkainius, jeigu neturi pinigų daug, tai tie įkainiai mažesni, bet nebuvo jokio to biurokratinio. Ir tas veikė metai laiko ir paskui vėl grįžo prie limitų vaistams, kurios po to man pavyko jau kaip eiliniam Seimo nariui per teismus panaikinti, bet liko kvotos paslaugom. Dabar žiūriu, dabar vėl kalba, kad reikėtų perimti iš privačių, atiduoti valdiškom, net ir tos šeimos klinikas, toks niekalas yra, toks žmonių apgaudinėjimas, kad, sakau, reikėjo dar, jeigu būtume dar pabuvę kokius metus laiko, tai šiandien mes turėtum jau įtvirtintą, nebūtų buvę galimybė grįžti atgal. O dabar mes turim tokį pusiau valstybės finansuojamą, tokį pusiau sovietinį, pusiau draudiminį mediciną. Tai tie dalykai užsitęs, jie nieko gero neduoda. Ir aš nebejoju, kad didieji universitetinis klinikus turi išlikti, kaip Santaros, kaip Kauno klinikos, bet tai visiškai netrukdo tam, kad atsirastų privačios klinikas. Net ir universitetinis gali būti privačios klinikus, tik tai tinkamai viską sureguliaus, kad nebūtų taip, kad nemokamų paslaugus teikia tik valdiškus, o privačius taip. Bet sureguliaus mes turėtume ir žymiai stipresnį mediciną ir nereikėtų šiandien dejuoti, kad ko gero po metų kitų pas mus fiziškai jums trūkti gydytojų. Tai yra visi tie užtesti arba neįgalų įvykdyti reformas, jos brangiai kainuoja mums patiems, mūsų asmeniam gyvenimui. Tai šiaip, kaip jūs sakot, kaip vertinam praeitį, aš galvoju, kad jeigu aš būčiau tuo metu tokio amžiaus kaip dabar, aš ko gero nei pusė nebūčiau reformų daręs. Kadangi būčiau pagalvojus, kaip gali blogai baigti, būčiau gyvenim turėjęs patirties, kaip blogai baigėsi reforma.
Bet aš turėjau savo fantastišką partnerį, Vytautą Pakalniškį, vicepremjerą, kuris buvo vyresnis, nes pas manęs to būčiau dar daugiau pridaręs visokių dalykų. Kokią nors problemą, ją reikia greitai spręsti, nežiūrėti, ten patinka, nepatinka. O jis man ramindavo. Reikia vis tiek pasižiūrėti, biškį duoti žmonėms suprasti, visiškai negalima taip visiškai per jėgą, reikia vis tiek truputį atsižvelgti. Tai va, mes su juo rasdavom tokį balansą ir viskas vyko. Ir šiaip iš tikrųjų reformoms reikia jaunesnių žmonių, iniciatyvių žmonių. Ir jeigu yra pasirinkimas tarp vyresnio ir jaunesnio politiko ar vyriausybės narių, tai be abejo pirmenybė turėtų būti jaunesniam, bet su viena sąlyga, kad jo kompetencija nėra žemesnė negu vyresnio. Bet kartais, kai matau, kad dabar iš principo yra paima vien dėl to, kad jaunas, nežiūrint ar turi kompetenciją, irgi nelabai gerai tai yra. Taip, bet Lietuva reikia pažiūrėti, tokią milžinišką pažangą padarė ir, kaip aš kartais juokauju, nepaisant valdžios pasipriešinimo, nepaisant valdžios baudimų, progresiniais mokesčiais, dvigubais kapitalą apmokestinimo, nepaisant viso pasipriešinimo, mūsų ekonomika žengia į priekį, žengia sparčiau negu kaimyninės valstybės ir dėka mūsų iniciatyvių, aktyvių žmonių. Taip. Ir jūs buvot prirengtas likimo tai misijai ir aš rankose laikau jūsų smetoninį užsienio pasą. Čia yra daug antspaudų, daug kelionių, o kaip keitėsi Gediminas Vagnorius kaip asmuo, kaip asmenybė per visas tas keliones, gal visko neapžvelgsime, bet vat kaip jūs pats įvardintumėt gal ir tą valdžios pavojų, nes mes institute irgi visuomet akcentuojam ribotos valdžios svarbą, kad žmogus ateitų į valdžią įskiepytas, žinodamas apie tos pavojus, žinodamas ir gebėdamas atsispirti pagundom. Tai kaip tas jūsų paveikslas, kaip asmenybės augo? Atsiprašau. Pirmoji kadencijoje, 91-92 metais, ten, sakykime, nebuvo jokių galimybių ten įsijausti valdžios pareigas, kadangi mes ten daugiau dirbom kaip ekspertai, kaip mokslininkai, pats rašydom ir būdom vyriausybė ir atlikdavom tas politinės pareigas. Tai tuo metu mes nejautėm, kad mes turim kažkokių privilegijų, tai buvo išskyrus vienintelį privilegiją dirbti daug, ir tikėtis kažkokį rezultatą. Aišku, labai džiugindavo, kad kiekviena ta priemonė, kur, net ir, pavyzdžiui, kaip įvedėm tos, kada reikėjo tos investicinių čekius išduoti. Įsivaizduokite, sutvarkyti, paleisti mechanizmą 3 milijonams gyventojų, sutvarkyti tos sąskaitas, kada nebuvo jokių tos skaitmenizacijos, tai reikėjo, ir aišku, aš dabar sakyčiau, rizika yra, gal to reikėtų nedaryti. Tuo metu vis tiek, tam buvo grupė žmonių, atsimenu, Stasys Vaitkevičius, Vytenis Gudelis, ten Egidijus Kabašin, su jų pagalba įveikdavom tos visus sunkumus. Bet, sakykime, kažkaip pirmoji kadencijoje dirbai ir atrodo, kad vis gyvenim taip dirbsi. Ir negalvodavai, kad čia reikia strauktis. Tai, sakykime, antroji kadencija, aš jau buvau labiau patyręs, aš jau atėjęs pirmą dieną į vyriausybės rūmus, iškart pradėjau galvoti, kaip man reikės jau išeiti iš tų vyriausybės rūmų, tai kad neprisidaryti kokių nors problemų savo ir kitiem nepridaryti. Bet jeigu klaustų, kad aš savo labiau patikau, tai be abejo labiau patikau pirmoji vyriausybėje, tai yra tais 91 kritiniais metais, kadangi tokio atsidavimo, tokio sąžiningumo, aš manau, jokia vyriausybė vėliau jau negalėjo turėti, dėl to, kad tas laikas tiesiog įpareigoja, net jeigu atsimenat net ir statistiką, nusikalstamų statistiką, tos kritiniais laikotarpiais žymiai mažiau buvo. Tai ir visi, mes ir visas mūsų aparatas, bent jau tą, ką aš matydavau, dirbo nesavanau, neskaičiuodam nei valandų, neskaičiuodam nei pinigėlių jokių nors. O paskui jau, sakykime, antroji kadencija, jau pradėjo galvoti, kaip čia vertins visuomenė, kokia buvo žiniasklaida reakcija, jau kartais padarydavai kompromisų, nors žinai, kad reikia taip daryti, bet, žmonės nesupras. Reikia, pagalvoti ir apie kitus.
tai sakyčiau, dabar tikriausiai, dabar iš vis jau yra 2/3 tikriausiai dabar vyriausybė dėmesį skiria viešiesiam ryšiams, patikimui ar nepatikimui, o veiklai tai yra, mažiau, man atrodo, mažiau. Kai kurie ministrai, man atrodo, aš jau neskau būtinai apie šitos ministrus, man kartais atrodo, kad kai kurie ministrai, išbūna kadenciją ir nesupranta savo funkcijos. Jie toliau veikia kaip Seimo nariai, visą dėmesį skiria kalbėjimui, ten paaiškinimams, vienas kažką pasakė, kits atsakė ir tokį vyksta, tarpusavio santykių aiškinimas. To, aišku, 91 metais nebuvo ir negalėjo būti. Noriu jums įteikti knygą Verslininko vaidmuo visuomenėje ir su padėka, nes jūs esat daugelio Lietuvos verslininkų atsiradimo priežastis. Ir noriu palinkėti ir jum pačiam to džiaugsmo, kūrybos džiaugsmo, pasidžiaugti tais vaisiais, kuriuos mes matome aplink save Lietuvoje. Ir kad likimas jums būtų toks pats dosnus, kaip ir jūs apdovanodamas Lietuvą. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Tikrai esu nuoširdžiai dėkingas už tai, kad turėjau galimybę su jumis susitikti, už tai, kada jūs mus ten minkydavot, tarkuodavot, puldavot. Aš turiu pasakyti, kad, kai būdavo, tai visokių lankytojų būdavo, tai aš visuomet sakydavau, lengvi lankytojai, interesantai ir sunkus. O jūsų komandą aš priskiriu prie tos jau tokios ypatingai sunkių lankytojų. Nes po kiekvieno išėjimo, pirmiausia, man pačiam būdavo viduj šiek tiek nemalonu, kad aš kažko nepadariau, kad galėčiau daugiau padaryti, nes pats save laikiau rinkusi ekonomikų šalininku, man čia iš šalies sako, tu vis tik to nepadarė, bet tai buvo geras postumis ir labai džiugu, kad galėjom kartu dirbti. Džiaugiuosi, kad ir mes prisidėjom kaip tam tikras varikliukas. Ačiū klausytojams, tikiuosi, kad neprailgo mūsų pokalbis su Gediminu Vagnoriumi, 2 kartus Lietuvos premjeru, nepriklausomybės akto signataru ir kaip dabar pažinome jį, žmogų, kuris stovėjo prie stiprios Lietuvos ekonomikos ištakų. Susitiksime vėl po 2 savaičių už ekonomikos ribų ir atgal, Beyond Economics and Back. Klausykite, spauskite laikus, prenumeruokite mūsų kanalą. Jūsų laukia dar daugiau įdomių pokalbių.